Sveiki, broliukai ir sesutės. Na kągi, gavau vakar įdomų klausimą tokį, tai galvoju pabandysiu jį gal atsakyti. Tai klausimas toks, kur būna mūsų siela, kai miegam ir sapnuojam, ir kas yra sapnai. Tai papasakosiu gal, sakykime, savo versiją ar savo supratimą. Nu, jis aišku, tai nėra galbūt toksai visai individualiai kažkoks tai mano, nes vis tiek kiekvienam iš mūsų daro įtaką įvairūs ten pasakojimai, mokymai, knygos ir kiti dalykai. Tai, nu, žodžiu, papasakosiu šiame etape, koks yra mano supratimas, nes tas supratimas turbūt kaip ir pas kiekvieną iš jūsų, jisai nuolat kintantis yra, besivystantis ir panašiai. Na tai va, taip gal iš pradžių pradėsiu nuo sielos. Tai siela, kas yra siela, jau trumpai gal esu papasakos, kad mano supratimu tai siela yra tiesiog kažkoks tai energijos šaltinis, toks kaip saulutė, jeigu mes ją įsivaizduosim, ne, kuris yra neišsenkantis ir ne tik, kad neišsenkantis, bet dar ir nuolat augantis. Tai, o ta energija tai yra iš tikrųjų meilė. Tai, taip, iš tikrųjų energija, meilė ta prasme tai yra energija, o ne jausmas. Tik tai galbūt mes dažnai ją painiojam, sakykim, tą energiją su jausmu meilė, kurį mes vadinam. Tai va, tai žodžiu atsiskiria ta siela, kaip ir sakiau, mes gaunam ją iš sutvėrėjo, tai tarkim kaip iš kažkokio beribio vandenyno atsiskiria lašelis ir pradeda savo kelionę, savo augimą. Tai atsiskiria iš vandenyno, žodžiu, ir eina per gyvenimą, ar gyvenimus gal tiksliau turbūt būtų pasakyti. Nu ir taip auga, sakykim, ir kurgi yra ta mūsų siela. Na tai tas kūnas mūsų tai ir yra tas sielos indas, sielos namai, ar sielos šventykla, ar sielos tvirtovė, žodžiu, kam kaip patinka, tai taip turbūt ir galėtų vadinti. Bet jinai nėra iš tikrųjų tai vien tik tai mūsų kūne, jinai iš karto yra visur vienu metu. Nu kaip taip, pavyzdžiui, galėtų būti, kaip aš suprantu, sakykime. Nu va taip kaip dabar va girdžiu čia paukščiukai dainuoja, nu nežinau ar jums čia girdisi. Tai va, yra paukštelė siela ir yra jo dainavimas, tas, kuris girdisi visur aplinkui. Arba, va, kad ir ta pati saulutė, sakykim, tai jinai kaip ir šviečia ir jos ta šviesa yra visur aplinkui. Nu tai va, taip ir siela, jinai kaip ir gyvena tam kūne, bet jos, nežinau kaip čia pasakyta, energija ar kas, sakykim, yra visur aplinkui. Tai, o, sakykim, jinai va gyvendama ta siela ir augdama ir bręsdama, jinai kaip jinai auga ir kaip jinai bręsta ir kaip jinai gyvena. Jinai, žodžiu, auga iš to, kad iš patirties, sakykime. Tai va sielos maistas arba augimo kažkokia tai variklis, kaip jeigu galima pasakyti, tai būtų patirtis, kurią patiria per sąmonę. Ne? Nu, va, tarkim, sąmonė ten, protas, jausmai, tai va galėtų būti kaip tokie virškinimo organai, ar kaip čia pavadinti, jeigu su žmogaus kažkokia analogija, ar bet kokios gyvybės formos analogiją padaryti. Tai va, tai taip aš suprantu, kad mes kada patiriam, gaunam kažkokias tai patirtis ir iš tų patirčių ta siela auga ir bręsta. Nu ir dabar toliau, jeigu šnekant, tai tas terariumas, sakykim, kuriam čia mūsų tos sielos yra, tai yra kaip kažkokia, sakykim, etapo, ar kaip inkubatorius galbūt kažkoks, kuriam yra jaunos ir, sakykime, nesubrendusios dar tos sielos ir jos dar daug ko mokinasi, nes siela tai yra ta meilė, tai yra kūrybinė energija ir visi mes esam kūrėjai ir turim taip neribotą tą potencialą, sakykime, visus mūsų mintis turėtų iš karto materializuotis ir mintim mes viską galėtumėm kurti, ką tik tai galim įsivaizduoti ir sugalvoti, sakykime. Tai va ir dėl ko mes šitam inkubatoriui gyvenam. Tai kad subręstumėm ir jau turbūt kartojos, o dabar prie sapnų turbūt pereisiu. Nu tai kasgi tie sapnai yra ir kur per sapnus būna ta siela. Nu tai kur ta siela jau per sapnus būna, gal ir išeitų, sakykime, iš to paties, ką jau pasakiau, suprasti, kad jinai iš esmės jinai būna mūsų kūne, o ta šviesa jinai būna visur ir tuos šviesos pagalba, žodžiu, visur ir keliauja mūsų ta sąmonė per sapnus. Nes ten, kur siekia, sakykime, mūsų sielo šviesa, ten ir mūsų tą sąmonę gali nukeliauti. Tai va, tai sapnai, žodžiu, yra kelių rūšių, aš kaip įsivaizduoju. Nu, dabar aš čia gal 4 tokias pasižymėjau, neturiu, aišku, labai daug laiko čia mąstyti apie tai, bet ką va trumpai pasižymėjau, galiu pasidalinti, o jeigu ką praleidau ar kur kokias spragas rasi, tai mielai lauksiu papildomų klausimų ir toliau, sakykime, apie tai galėsim
galėsiu pasidalinti mintim. Na va, tai sapnai, aš įsivaizduoju, yra toks vienas sapnų rūšis, tai žodžiu, kažkoks tai kaip sapnų, tai yra minčių realizavimo inkubatorius, tai kur tu papuoliai kažkokį tai saugų burbulą ir tam saugiam burbulė, žodžiu, tiesiog realizuoji visą savo mintis. Dėl ko tas burbulas turi būti saugus ir izoliuotas? Dėl to, kad mes dar nelabai turbūt mokam tas mintis savo kontroliuoti ir labai dažnai būna pas kiekvieną ir pas mane ir turbūt pas kiekvieną iš jūsų. Būna nelabai gerų tų minčių, sakykime, ar nelabai gražių minčių ir tom negražiom mintim ir negerom mes galėtumėm pridaryti daug žalos ir skausmo ir kažkokių, sakykime, negerų dalykų. Tai todėl, kaip ir maži vaikai, jie dar aišku būna, kad nesupranta, randa ten kokį žiogelį arba balėlį, tai va, ar musę kokią pagauna, tai kokį sparną nutraukia ar dar kažką, tai nesuvokdami, sakykime, ką jie daro ir kad čia yra irgi gyvybės forma ir ten, sakykime, turi savo kažkokią paskirtį ir panašiai. Tai taip ir mes turbūt savo mintimis irgi dar nemokam, nesuprantam ir nežinom ir todėl papuolam mes į tą sapnų kūrybinį inkubatorių, tarkim, ir tam kūrybiniam inkubatoriui realizuojam visas tas savo mintis, o kokios tos mintis jau mūsų būna, tai tokius, aišku, tuos sapnus ir patiriam. O paskui, aišku, kai sąmonė, kai sugrįžta jau į kūną, tai tas burbulas, sakykime, inkubacinis, tiesiog jisai sunyksta ir niekam mes žalos nepadaro. Dabar, aišku, paskui yra jau, galbūt jau čia truputį jau brandesniem sielom, jau ne visai tokiom, sakykime, pradinukiam, tai, aišku, atsiranda kelionės po tą astralinį pasaulį. Tai ten jau, aišku, tas astralinis pasaulis kur kas sudėtingesnis, nes ten ir įvairiausių tų būtybių, sakykime, būna ir kitų sielų, žodžiu, būna, kur gali ten ir susitikti ir panašiai. Ir, žodžiu, va taip ir ta siela keliauja ne siela, tai yra, o sąmonė ta mūsų keliauja po tą astralinį pasaulį ir irgi ten renkasi įvairias patirtis ir panašiai. Ir kokios dar trečios rūšies sapnai būna, tai būtent susitikimai su, mūsų to sąmonė susitikimai su tvėrėjo, su ta didžiaja sąmonė, sakykime, tai kada mes, sakykime, gaunam sapnuose kažkokius tai atsakymus į savo klausimus arba kažkokius tai sprendimo būdus į kažkokias problemas. Ne veltui yra, kaip čia pasakyta, kad rytas už vakarą protingesnis, nes dažnai žmonės, kada susiduria su sunkiom problemom, apie kurias nuolat galvoja ir neranda sprendimo, kažkodėl iš ryto jau jie tą sprendimą turi arba tiesiog natūraliai susapnuoja arba kažkokiu kitų būdu. Tai va, ir aišku, dar būna sapnai vizijos, kada mūsų tą sąmonę papuola į kažkokį kitą laiką. Mūsų, sakykime, ar vieną iš galimų ateities variantų ir, žodžiu, pamato ten kažkokią tai dalelę tos ateities. Kadangi laiko iš tikrųjų tai nėra, čia yra mūsų iliuzija tik tai šitam pasauliu, tai nėra jokio, sakykime, sunkumo tai sąmonį ar sielai, sakykime, pamatyti tą ateitį ir patapti. Šiaip tai ta, kaip ir siela, gal net jinai ir iš karto yra jau visa žinia, tik tai gal sąmonė ta auga. Neturiu aš dar tokių tikslių atsakymų, sakykime, toj vietoje, ar kad jau galėčiau pasakyti, kad tikrai yra taip ar ne kitaip. Tai čia tiesiog trumpai pasidalinau, kaip man atrodo, kaip yra. O gal yra ir ne taip, o jeigu jūs turit kitokią versiją kažkokią, tai gal būtų visai įdomu ir jūsų kažkokią versiją išgirsti. Tai parašykit, jeigu turit ar į komentarą prie YouTube, ar į Telegramą, ar ten Telegramą, jeigu tingi daug rašyti, tai galite audio, sakykime, papasakojimą savo tą prikabinti. Tikiuosi, kad buvo jums įdomus mano tas pasakojimas apie sielą ir sapnus ir gal kažkiek praplėtė, o gal sukėlė naujų klausimų. Tai dėkoju dar kartą už klausimą ir iki kitų pasakėlių.